Sveiki, mylėjai, kadangi paskutiniu metu pas mus čia labai daug atsirado klausimų iš Lietuvos community, kaip multistreaming, kaip pasidaryti, kad čia nereiktų mokėti visą kitą. Taip visą laiką yra mokams reikalas Streamlabsas, ten susimokat mėnesinį ar metinį mokestį ir streaminat multistream. Bet yra nemokams reikalas, yra OBS plugins, jie realiai yra du, bet aš naudoju vieną, kuris man per daugiausiai nesukeli problemų ir tiesiog naudoji ir nematai kas dėl ko. Tai yra multistream plugins, Stream Elements, OBS-ui tinkantis. Atsisiunčiat, įsirašot, aišku, jeigu buvot prieš tai pasileido OBS-ą, tiesiog reiks restartuoti OBS-ą. Ir turit tada papildomą viršų į langą Stream Elements. Jame atsidarę yra set.live docs. Jame dasidedat multistream, Stream Elements multistreaming. Ir jums atsiranda tokį lentelę. Na, atsiras greičiausiai su ta platforma, kurią prisijungsit, nes ten įsijungia reikia prisijungti, o po to visą, ką jums reikia, gali dasidėti paspaudę apačiai pliusą. Tiesiog pasirinkę platformą, kurioje norit streaminti. O tarkim, aš, kadangi pridėjęs YouTube, tai paspaudžiu ant Twitch'ą, atsirand Twitch'o langs, jūs autorizuojate su Twitch'u ir viskas. Prieš išeinant į streamą pasispausit varnelę, čia užsideg melynai, greičiausiai išmes dėl autorizacijos naršyklės langą, autorizuosit viskas ok. Ir leidžiatės kaip į bet kurį kitą streamą, paspaudžiat Start Streaming, iššaukšit slangs, rašot savo pavadinimą, apačiui pasirenkat kategorijos, ten, nu, tarkim, žvejyba, ar ką jūs ten streaminat, jau, čia jau jūsų reikalas. Ir viskas, spaudžiat Start Streaming ir važiuojat. Yra reikalų, vakar turėjom darydami dėl bitreitų. Tai tarkim, Twitch'as ir Kiks nepalaika daugiau bitreitų negu 10 000 ir jie pradeda blokuoti. Tau rodo, kad tu streamini, bet tavo streamą nerodo. Tokiu atveju atsidarot settingus šitos lentelės ir apačiai, tarkim, yra Twitch'as ir jungsiu geriau, kur ne, visuose pasmančiu, visuose padaryti. Bet bus override settings. Tokiu atveju jūs pasikeisit tai savo platformą, į kurią streaminsit nustatymus. Tai tiek Twitch'as, tiek Kiks greičiausiai maksimaliai leidžia 8000. Twitch'as žinau, kad tikrai daugiau 8000 bitreitą neleidžia. Dėl Kika tiksliai nežinau, YouTube's viskas priklauso nuo jūsų kokybės, nuo jūsų interneto greičio ir kokią raišką streaminat, bet ir 13, ir 14, ir 20, ir 36 net, ir ten, nežinau, maksimaliai jaučiu 40 000 bitreitą galite paleisti, nes viskas priklauso nuo kokybės. Bet būkit įsitikinę, kad jūsų interneto greitis tai jum leidžia. Nes 8000 bitreitą, tarkim, jeigu aš pasileidžiu į Twitch'ą, prisidėt prie to paties TikTok'ą, tarkim, aš 6000, tai jau gaunas 14. Jeigu dar pasileidžiu Kiką, jau gaunas 22 ir YouTube'ą man dar yra 13 000 nustatyta, tai aš jau turiu apie 40 megabitų uploadą. Tai pasileidžiant multistreamą, čia jau reiškia ne kiek jum kompiuteris leidžia, o kiek jūsų internets jum leidžia tai daryti. Tai va, o visa kita, kaip ir pilna laisvė naudoti, aišku, čia šitam yra ir daugiau, pavyzdžiui, yra multichats, matysit YouTube, matysit Kiką, Twitch'ą ir visų kitų platformų, išskyrus TikTok'ą. TikTok'ų yra atskirai chats, tai atsirand maždaug va šitaip. TikTok'o chats, YouTube chats. YouTube chats kartais atsinaujin iki tiek, kad tu jame gali daryti kitus veiksmus, tarkim, užmutinti apklausas, pareikšti dar visą. Bet čia būna atsinaujinti programa, būna neatsinaujinti.
Tai viskas priklauso nuo to, kaip pasileidžia. Multichat'e irgi matys yra filteris, galite pasidaryti, kurią žinutės, kad rodytų. Su laika štampais, su minėjimais ir visa kita. Tai, sakau, čia viskas priklauso nuo šito, ką jūs galite, kaip norit, tai pasidarysit. Visa kita, viskas paprasta. Leidžiatės į streamą kaip visą laiką ir viskas. Ir ką? Aš manau, gerą naudojimą. O kam daugiau reiks informacijos, manau, atsiras pas mūsų kanale. Lygiai taip pat ir dėl vieną ekraną modės, nes, žiūriu, kad daug kas vargs ten su telefonu, antrame ekrane komentarų skaita. Aišku, kažkam galbūt nepatogu matyti savo pagrindinėme ekrane, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu nori bendrauti su žiūrovais, tau reikia matyti normaliai visą ekraną. Ok, kol kas tiek, susimatysim kitam video, bandysim padėti jum kuo daugiau ir kuo paprasčiau visą tai daryti. Iki.